Labas rytas. Tai sveikinuosi vėl iš Kauno marių. Šiandien ryte anksti, čia, be 25 atlikiau trumpam iš ryto pasižiūrėti, ar pavyks kažką pagauti ar ne. Žvejų pakol kas nėra, vietą gavau, tai viskas liuks. Šiandien tikslas pagauti karšį, kaip visada. Pradėkim nuo ambicingo tikslo, sakykim. Aišku, pirmas tikslas yra pagauti karšį, bet žvejybui visada norisi kažkokį tikslą turėti. Tai šiandien tikslas tebūnė pagauti 10 karšių. Tai va, pasižiūrėsim kaip seksis, o dabar reikia pradėti ruoštis, dėliotis viską ir bandysim. Tai judam. Tai ką, pradėsim jaukinimą. Trumpai apie tą sistemą, nieko čia labai įspūdingo nėra. Matot, naudoju nedidelį trumpą atvadėlį, man kažkaip labai patiko štai Drenano čia 3 cm feeder guma. Pradėsim nuo jaukinimo, tai į tašką paduosiu matyliuko truputėlį. Matylis ne kažką tiesą pasakius. Nieko doro labai. Ir paduosim skandintų muslerių. Tai prieš išvažiuojant tiesiog muslervės į karštą vandenį įpyliau puslitriuką. Tai šiandien realiai ką turiu muslervės, uodo-truklio lervos ir keletą pinkelių. Tai tikslas toks yra, kad pastaruoju metu, kai girdėjau, ir kolega Evaldas vakar buvo, prieš tai Giedrius panašiai gaudė, kad labiau veikia netgi nekarpytas dzikelis, bet skandintas. Tai pabandysiu paduoti į tašką kokias 5-6 šėryklas ir pradėsim žvejot. Atstumas čia maždaug 25 metrai, gylis apie 7 metrai, matosi, va žuvis viena kita vaikšto. Ir žiūrėsim, tai dar įpilsim truputėlį šito dalyko. Žiūrėsiu. Jaukas geltonas pakankamai, toks truputį linksmėros spalvos. Aš naudoju Champion feeder praktiškai tik tai, su juo ir gaudau. Tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Pradedam po truputėlį. Jauką maišiausi vakare. 3 drikinimai. Ir viskas, ir žiūrėsim, kas čia bus. Toks pasiūlymas. Pažiūrėsim, ar kas nors jį atsilieps. Startuoju su 30 gramų šėrikėlė. Vėjo nėra jokio. Pasižiūrėk. Nu va. Turim pagaliau pirmą karšioką. Gražus visai. Matosi, tikiuosi. O realiai užtruko visą valandą, kol pavyko čia jį prisikviesti. Yra reikalų. Tai va, pirmas karšis ir pavadėlis nutrauktas. Tai jisai plaukia toliau. Tai va, praėjo 2,5 valandos žvejybos. Yra reikalų, tai šiuo metu turiu 3 karšius ir porą nedidelių karšiukų. Tai ką dariau? Pasikeičiau pavadėlį, nes mačiau, kad į 0,12 taip atsargiai buvo tokių porą patempimų. Buvo gaudžias su 14 numerio kabliuku, bet tada galiausiai užsidėjau 12, nes buvo irgi porą patempimų tokie ir nepasikerta. Tai galvoju, pasididinsiu truputėlį kabliuką. Bandžiau įvairius variantus ant kablio, bet pakol kas geriausiai veikia 2-3 skandintos muslervės, be nieko daugiau. Čia įvyko lygiai taip pat žiupsnis musės lervų skandintų ir truputėlį įberiu karamelės. Tai išlaukimai tokie pakankamai ilgi, apie 4 minutės. Tai va, tai bandom, žiūrim toliau, dar turėtų prisijungti klubokas Aurelijus atvažiuoja. Tai va, tai matysim, kaip čia toliau seksis.
Nu va, sveriam žuvį. Trys, keturi. Sversim galvą. Nu va. O žuvis. Tokia žuvis turi lauk toliau gyventi. Ai, gražuolis. Nu va, prisijungė ir Aurelijus. Tai pavyko gyvenimo žuvį pagauti, didžiausią karšį, 3 kg 100. Kas suveikė, nežinau, išėmiau visiškai gyvus ir tiesiog ant kablio uždėjau 3 pinkutės, tai dar va šitą dalyko įpyliau. Išėmiau gyvus, 3 permetimai ir karšis krante, opapa, dar vienas skirimas buvo, bet tikriausiai nerealizuotas. Yra. Irgi yra karšiukas, irgi piktas. Vai. Nu, irgi neblogas. Nori kilt. Kitas žuvis. Viskas okei. Kyla po truputį. Dar vienas karšiokas. O, artėjom jau prie tikslo 6. Tikslas buvo 10 šiandien. Na va, plaukia namo.
savo rekordus pramušti. Papa. Tai ką, baiginėjai žvejybą. Žvejyba nebuvo labai lengva, reikėjo paieškoti, padirbėti truputėlį, bet pavyko. Tai 2 kartus rekordas pagerintas. Viso 9. Vienas karšiukas keliauja į rūkyklą, kiti plaukioja toliau. Tai va, tiek žinių. Viso.